jogos asanas daryti savarankiškai gali, ypatingai jeigu jos yra praktikavusios anksčiau ir jos tikrai žino, kaip tas asanas atlikti taisyklingai. Žinoma, kad grupėje, kai mes einame į pamokas, kai mes darome bendrai, tai yra jau daug saugesnis variantas, mes galime paklausti, kaip čia ką atlikti, ar gerai atlieku, ar ne, ir mokytojas mato, bet iš tiesų praktikuoti pačiai namuose galima ir tai yra saugu, ypatingai jeigu yra žinoma tiesiog kokių asanų nedaryti, kuo neužsiimti. Ir mama save prižiūri, dėmesingai stebi save, savo kūno pojūčius. Tai tikrai galima.